Man didelį įspūdį per gyvenimą paliko tiesos žinojimo tema. Kai aš buvau vaikas, tai aš turėjau sveikatos problemą ir man, dabar aš taip galvoju, daug kas sakė netiesą apie tą sveikatos problemą ir sveikata tik blogėjo per maždaug 20 metų. Kai šitos temos pagaliau ėmiausi pats savarankiškai, aš išsisprendžiau per keletą mėnesių. Ir man tada kilo klausimas, tai palauk, kaip čia dabar taip yra su tiesa? Tai jinai kažkaip tai liktai viešai turi būti prieinama visiems. Bet paaiškėjo, kad ne, čia kažkoks žaidimas ir aš pats turiu tą tiesą surasti savarankiškai. Čia mano viena asmeninė problema. Kaip anglai sako long story short, po daugelio metų aš atradau, kad tam tikri žmonės, pavyzdžiui, Elonas Muskas, jisai yra apsėstas gerąja prasme tiesos klausimu. Kinijos televizija iš jo ėmė interviu ir domėjosi, kokios yra svarbiausios savybės, kodėl jam taip sekasi. Na tai kinų televizija ten savo išvadą padarė, kad jo svarbiausia savybė yra gebėjimas labai greitai išmokti bet kokią temą. O aš atradau kitą dalyką, kad mano požiūriu jo pati svarbiausia savybė, o gal net jis pats tą sakė, jo svarbiausia savybė yra žinoti tiesą. Bet kokiai temoje, kokiais tikimasi. Pavyzdžiui, jeigu jisai ten kūrė raketas, tai jisai turi žinoti tiesą, kaip ta tobulas variklis yra pagaminamas. Ir taip toliau. Tai visose srityse tas jo tiesos ieškojimas, sakykime, aistringas. Mes visi matom objektyviai, kokius rezultatus, kokias sėkmėm davė. Jisai gilinasi kažkokias ten detalės ir niuansus tos tiesos, atrodo, ko jis ten užsiima kažkokiais abstrakčiais keistais klausimais. O rezultatai tai visiems ant akių, efektas tai iš to yra milžiniškas. Tai čia panašiai kaip rašoma Kastanedos knygose yra apie vyrus ir moteris. Vyrai ten grupelėje aiškinasi kažkokias keistas temas moterų manymu ir jos nesupranta, kokia iš to praktinė nauda. Ir jie ten ilgai aiškinasi, kažką analizuoja, sintezuoja, o po to staiga jie pasako kažkokį galutinį atsakymą. Tada moteris pamato tą galutinę kažkokią formulę, tarkim, ten, nežinau, kokią nors naujaus skanaus maisto recepto formulę, receptas. Jos apstulpsta nuo tos naudos ar malonumo, ką tai duoda, ir jos puola įgyvendinti labai įstringai, tada jau. Bet pats procesas, kaip vyrai tą tiesą gimdo, joms yra nesuprantamas, nes tai yra kažkokia ilga sudėtinga istorija. Tai man šita tema daugybę metų buvo tope, kad kaip tą tiesą sužinoti, bet kokioj tema, bet kokiu klausimu. Bet aš netkreipiau dėmesio į kitą pusę, kurią neseniai visai sužinau, kad negana to žinoti tiesą ar ją sakyti kitiem. Dar yra kitos dvi taisyklės. Ta prasme, tiesos žinojimas tai yra tik trečdalis ar pusė darbo. Kai tu jau ją turi, daugybė žmonių galvoja, kad jeigu aš tiesą žinau apie kažką, tai reikia būti teisingu, teisingumą vykdyti. Tai reiškia, kad ta tiesa įpareigoja mane ją tekšti kitiem akis. Bet kad ta tiesa gali būti pražūtinga, tai apie tai nepagalvoja žmonės. Tai todėl yra senai įspūdinga išmintis, kad kai tu galvoji kažką pasakyti kitam žmogui, tai reikia 3 komponentės turėti omenyje. Man atrodo, gal ir 2 užtektų, bet
bet ten pasakyti 3. Pirma, tai yra, kad ar tai yra tiesa, antra komponentė tai yra, ar tai yra gera, ar tai duoda gerumą. Ir trečia, ar tai suteikia viltį žmogui. Ir jeigu bent vieno iš šitų komponentų nėra, pavyzdžiui, tai suteikia viltį, bet tai yra melas. Tai geriau iš to nesakyti. Arba jeigu tai yra tiesa, bet tai neduoda gėrio žmogui. Tai irgi to nereikia sakyti. Arba jeigu tai yra gėris, bet tai yra melas, arba neteikia vilties, tai irgi to nereikia sakyti. Tai čia man akis atvėrė, kad yra net 3 komponentės. Aš įsivaizdavau, kad 2. Ir aš pasakodavau tokią istoriją, kaip Amerikos kariškiai eina per miestelį, prieina prie namo, atsidaro duris, jie beldžiasi duris, ten stovi nešia moteris ir jie atsiprašo, kad sorry, mes čia nei tas duris pataikėm, nei tą namą. Iš tikrųjų, jie pataikė į tą namą, jie atnešė baisę žinią tai moteriai, kad jos vyras žuvo kare, bet kai jie pamatė, kad jinai nešia, jie suprato, kad tos tiesos negalima sakyti, nes tai baigsis tragiškai tai moteriai ir galbūt net ir kūdikiui, ir vaisiui. Tai va, tai tiesos sakymas, tai čia yra ne juokai. Jeigu mes tiesą žinom, tai nereiškia, kad mes privalom ją sakyti. Reikia žinot, kaip, kada, kokiam aplinkybėm ją sakyti, nes tiesa tai yra didžiulė energija, informacinė arba dvasinė arba psichologinė energija, tai yra kaip išaštrintas peilis. Su to išaštrintu peiliu tu gali greitai gaminti maistą, jeigu tu žinai, kaip tai daroma. Ir todėl virtuvių šefai, jie nuolat galanda peilius ir perka pačius aštriausius japoniškus peilius, kad darbas vyktų greitai. Bet jeigu tu neatsargiai pasielgsi su to peiliu, tai gali pirštą nusipjauti savo arba nužudyti žmogų. Informacija, žinios yra siaubinga jėga. Tai nijokai, su ja reikia elgtis taip atsargiai, kad net vienas žodis ar net viena raidė ne vietoj, ne laiku pasakyta, jinai gali sukelt katastrofinės reakcijas. Ir pavyzdžiui, tai, ką aš stebiu Lietuvoje, dabar kas vyksta visuomeniai, sakykime, tarp paauglių, ar ne? Nemaža dalis paauglių, ne tik paauglių, bet ir suaugusių, bet čia dabar liečia paauglius. Jie galvoja, kad galima išnekėti tai, kas ant liežuvio. Tipo, aš čia juokauju. Pasako kažkokius žodžius, o po to vyksta didžiulė nelaimė. Ir jie net nesuveda, kad šitas žodis ne vietoje, ne laiku pasakytas, ar gal netgi raidė viena, galūnė, ne ta, kuris suteikia visiškai kitą prasmę tam žodžiui. Ar ne, ten, mane čia sūnus pagavo vakar ant tokio momento, atrodo buitinio. Aš sakau, mes padarėm ten kažkokį sprendimą, ten kažkokį ten greitai užkūrėm laužą, ar ten kažkokį tai grilį. Nes užkurt buvo nelengva, ten buvo drėgnos malkos, sunkiai kūrėsi. Sūnus sako, ne mes, o tu užkūrei. Man atrodo, mes, tai prasme, skirtingi įvardžiai, ne, ten galbūt viena raidė galėtų skirtis tose įvardžiuose. Ir visiškai keičiasi prasmė. Ir tai dabar, tai kur čia melas ir tiesa. Aš pakeičiu vieną žodelį, ar ne, ir tada jau melas. Tai yra vieni žmonės, kurie labai abstrakčiai supranta tą kalbėjimą, kad yra žodžio laisvė, aš ką noriu, tą šneku. Yra viena tokia Australijos gydytoja, garsi, tokia kovotoja už tiesą, tokia jauna naivi moteris, medikė, ir jinai labai nustebo, kad po kažkiek metų, kad jinai galvoja, kad galima sakyti viską, ką nori, nes yra žodžio laisvė. Ten tipo Australijoje
ar civilizuotam pasaulyje. O po to jinai rašo po kažkiek metų, kad jinai labai nusivylė, kad jinai negali sakyti visko, ką galvoja. Nu, tai pagal žodžio laisvės teoriją, tai reiškia, kad jeigu tu tiesą turi, ta prasme, jeigu tu jauti subjektyviai kažkokį jausmą ar įsitikinimą turi, tai gali viską visiems šnekėti, kur papuolė ir kaip papuolė. Nes yra kažkokia žodžio laisvė. Palauk. Tai žiūrint, ką tu kalbi ir kokiam kontekste tu kalbi ir su kokiu tikslu kalbi. Jeigu tu kalbi kažkokią tai švelnę, lengvą, sakykime, skystą informaciją, nekoncentruotą, tai gal nieks nuo to ir nenukentės. Bet jeigu tu kalbi išgrynintą informaciją, kuri kaip japoniškas peilis neįtikėtino aštrumo, tai su informacija tu nužudyt gali. Tau gal atrodo, kad čia nieko nesitiko, kad tu kažką pasakei. Bet bum, ten ir ten ir ten žmonės iš to padarė labai toli žengiančias išvadas ir įvyko tragedijos. Nes jie į tos žodžius labai jautriai reaguoja. Tai kas tau atrodo smulkmena. Ir tai va, tai su tiesa reikia labai atsargiai elgtis. Tai ne juokai. Todėl išmintingi žmonės sako, kad, sakykime, tokia paprastesnė formulė, kad kai tu kalbi, tu galvok ne tik tai, kad tau norisi kažkokios žodžio laisvės pagrindų išmesti iš savęs kažkokį emocinį perteklių, kuris tavie netelpa. Tai, tarkim, tu iš vidų sprogsti noru kalbėti, nes tau malonu kalbėti, ar ne? Nes ten kažkokie hormonai veikia tokiu būdu, tu jauti po to kažkokį palengvėjimą, kad tu išsakai kažkokius žodžius. Bet ar tu pagalvoji, o tikslas, koks buvo tų žodžių, koks galutinis tikslas? Ką tu norėjai padaryti žmogui gerą, ar tu norėjai, nu taip, žiauriai kalbant, išsivemt. Bet kad pas tave netelpa kažkokios emocijos, tu plyšti nuo emocijų ir nori dabar va tos jausmus paleisti. Tai tu čia savo darai gerą, ar pašnekovai darai gerą. Tu išsivėmiai, bet kitą žmogų apvėmiai. Tai koks galutinis rezultatas? Arba tu panaudoji japonišką peilį, nes tau įdomu, tau malonu žaisti su japonišku peiliu, bet tavo žodžiai sužeidė kitą žmogų. Tai čia kas kaltas? Ar kad jisai čia šalia tavęs buvo, ar kad tu neatsakingai naudoji japonišką peilį? Ar jisai kaltas, kad jisai buvo arti tavęs, ar tu neatsargiai elgiesi su to ginklu ir jėga, kuri išeina iš tavęs? Tai vat, dažnai žmonės bando nusimti atsakomybę nuo savęs, kad čia tipo, ne aš kaltas čia jisai kaltas, kad jisai buvo šalia mane. Bet tu, taigi, šalia jo kalbėjai apie tai, tą jėgą naudoji, o ne vienas kažkur vidury miško ar laukų, kur nieko aplink tave nėra. Tai tu turi galvoti, kokį poveikį tam žmogui padarys, nes jėga ateina iš tavęs. Ta galia, ta informacija, ta tiesa. Tai va, tai čia aš matau didelį problemą dėl to, kas vyksta Lietuvoje su patyčiomis. Ir mano manimu, čia pradžia, šaknis viso to yra giliau negu suaugę žmonės galvoja. Apie tai, ką galvoja vaikai, paaugliai, tai mes negalim kalbėti, nes mūsų atsakomybė yra tėvų, vyresnių atsakomybė. Jie tik mus kopijuoja. Jiegi nežino visų tų principų, taisyklių, etikos, normų, kažkokių įstatymų, taip kaip reikia žinoti. Jeigu paauglys padaro nusikaltimą, taigi tėvai atsakingi už jį. Tai čia tėvai turi galvoti, kur jie padaro klaidą, arba kokia čia yra kolektyvinė klaida, kad daugybė paauglių mokyklose tyčiojasi vieni iš kitų. Tai net vyresniai jau tą daro, jau beveik atvira forma, netgi profesionalai daro tokias
klaidas. Aš nekalbu net apie tėvus. O tai tėvai, mano supratimu, jie daro štai kokią klaidą, bazinę klaidą. Aš tai labai dažnai pastebiu, kad jie naiviai galvoja, kad tiesos žinojimas įpareigoja ją kalbėti, taip sakant, išvemt. O švelnesnė pavidalė, tai tas tiesos kalbėjimas, jisai reiškiasi kaip psichologinis spaudimas. Ir šitą psichologinį spaudimą suaugę šeimose daro tarpusavį vieni kitiem, vyrai ir žmonos, sutuoktiniai. Bet man atrodo, kad dabar šitą kopijuoja vaikai. Ir tai persikelia po to į mokyklas. Bet man atrodo, kad dar įdomesnė dalis, tai yra, kad tas psichologinis spaudimas dar vienu žingsniu atgal. Jį daro suaugę žmonės patys savo. Patys savyje savo kelia stresą. Tai ir yra tas psichologinis spaudimas, vidinis. Sunku pasakyti kodėl, bet jisai po to, jiem atrodo, kad tą galima reikia daryti su artimu žmogum. Taip ir prasideda visa ta grandinė reakcija, kuri po to prieina prie vaikų ir išvirsta į viešą, visiems matomą faktiškai smurtą. Tai yra psichologinis dvasinis smurtas. Patyčios tai yra, mano supratimu, tai yra nusikaltimas. Ir amžini moraliniai imperatyvai ir kodeksai, jie į tai nurodo kaip nusikaltimą, kad nuo jo prasideda fiziniai nusikaltimai, tai yra žudimai. Bet niekas nekreipia dėmesio į pačią sėklą ir pradžią, trigerį to fizinio žudimo. Trigeris yra žodžiai, kuriuos žmonės naiviai laiko nekaltais. Kad čia nieko tokio yra pasakyti kažkokią informaciją. Jie nesuvokia, kad žodis žmonių gyvenime ne fizinių, o psichologinių, sakykime, jėgų kontekste ar dvasinių jėgų kontekste, jis yra kolosalinė jėga, jis yra gyvybė ir mirtį lemianti jėga. Vienas žodis, viena raidė ne vietoje, ne laiku pasakyti, sukelia didžiulės pasekmes. Tai mes džiaugiamės, kai tie žodžiai sukelia geras pasekmes, kai, sakykime, tu laiku ir vietoj perspėjai kažkokį tai artimą žmogų dėl galimos klaidos. Ir jisai matai, kad pasitais ir tos klaidos nedaro. Ir pats džiaugiasi, kad jį perspėjai. Bet šiuo atveju kalba apie atvirkštinį atvejį, kai žmonės naudoja negatyvius žodžius ir nesupranta, kad tie negatyvūs žodžiai jis sukels nelaimės. Kad klausytojas yra jautrus, jis jautriai tai reaguoja, jis įsimena tuos žodžius, jis įsiskaudina ir jeigu tie įsiskaudinimai, tie žodžiai ir tie įsiskaudinimai kartojasi daug kartų, vieną dieną šitą jo taurę persipildo ir tas žmogus sprogsta. Jisai padaro kažką labai negero. Čia priklauso nuo situacijos, ar jis tai su savim padaro, su kitais, bet jau vyksta fizinis aktas. Tai vat, kad viso to neįvyktų, reikia daryti rimtus namų darbus. Reikia grįžti, mano manimu, bent 2 žingsnius atgal. Pirma, reikia, kad suaugę susivoktų, kaip jie tarpusavį daro tą psichologinį ir dvasinį smurtą ir nekreipia į tai dėmesio. O jeigu įsižiūrėsim, tai taip sakant, nuoga akim matosi kasdieniam bendravime, kaip žmonės tą smurtą naudoja masiškai, didžiuliu mastu. Tai yra žiniasklaidoje, tai yra viešuose pokalbiuose tarp žmonių. Tai matosi iš tai, koks procentas jų kalboje yra keiksmažodžių. Keiksmažodžiai irgi yra smurtas. Tai analogiškas. Tai ir labai didelis smurtas. Tai jeigu žmogus keikiasi, tai reiškia, jisai ir smurtauja.
daugumoje atveju lygiagrečiai. Keiksmažodis pirmas smurtas prieš save. Žmogus save ardo. Tai vat, o antras po to žingsnis, tai grįžt atgal. Dar vienu punktu, įsižiūrėt, kaip kiekvienas iš mūsų save žudome. Nereikalingom mintim ir nereikalingais žodžiais, negatyviais. Tai tą yra sunkiausia padaryti. tą sunkiausia pastebėti. Ir čia daugiausia rūpesčių yra, vat, kaip prieiti prie to lygio, prie to gylio, kad tu nustotum smurtauti prieš save. Ir tau atrodytų po to, kad ir prieš artimus galima tą daryti, ir prieš tolimus. Ir viešai, ten mokykloje, gatvėje, darbe, ten. Tai čia yra didžiulė problema. Ir mano manimo, čia nėra paprasto sprendimo. Čia, man atrodo, kad kai šitas smurtas išplinta iki didžiulio masto, sakykime, apima visą visuomenę, ar bendruomenę, ar įmonę, ar tautą, tai priveda prie karo. Ir ta grupė žmonių, jinai fiziškai išnaikinama. Nes jeigu žmonės tarpusavį smurtauja sistemiškai ir daug ir nuolat, tarp jų nutrūksta pasitikėjimas, ta visuomenė degraduoja visapusiškai, jinai praranda galią, kūrybingumą, įskaitant karinę galią, strateginę galią, jinai pradeda mažėti demografiškai ir galiausiai ateina stipresnė grupė žmonių, kažkokia tauta ar visuomenė ir tai tautai pasako, pasislinkit. Jums čia ne vieta. Jūs neverti to, kad šitais gamtos resursais disponuotumėt. Ir viskas, ir baigėsi. Ir ten prasideda kažkokie ginčiai, kažkokie debatai, kažkokios dėrybos. Apie ką dėrybos? Kad čia nėra apie ką dėrėtis. Ta visuomenė jau mirusi yra dvasinė prasme. Tik laiko klausimas, jinai taip vienai per kitaip išnyks. Tai štai kaip įvyksta karai ir kariškiai, ir šitą aukšto rango kariškiai štai neblogai supranta, kad karai vyksta tada, kai kažkokia viena visuomenė peržengia tam tikras ribas. Iš šono žiūrint, atrodo, dėl ko tie karai vyksta, kas čia per kvailystės. Bet iš tikrųjų čia yra labai gilus gamtos dėsnis, kuris kaip ir tarp gyvūnų. Jeigu gyvūnų kažkokia rūšis nusilpsta, tai kita rūšis, kuri yra stipresnė, jinai pastumia tą rūšį kitą ir sako pasislink. Dabar šiais metais varnėnai užims daugiau vyšnių, o ne kažkokia ten vabzdžiai, kurie tas vyšnės ten kažkaip tvarko. Vat kitais metais kita rūšis stipresnė. Tai taip yra ir tarp žmonių. Bet šiuo atveju būtent tas moralumas arba išmanimas dėsnių, psichologinio ir dvasinių dėsnių, jisai lemia. Tai čia tokia didelė tema, bet jeigu tu bet kokį reiškinį aiškinėsi, pavyzdžiui, smurtą šeimose ar demografiją, problemos ar ten patyčias, tai niekas nevyksta be priežasties. Ir jeigu tu gerai pasigilini, tu rasi tikrą priežastį. Jis yra gerai žinoma ir puikiai išnagrinėta iki detalių. Bet žmonės nenori to girdėti, tingiai tą vykdyti. Arba iš viso akis užmerka ir galvoja, gal šį kartą prasmuksi, praslysi pro tai, nepaisydama šitų dėsnių. Niekur tu neprasmuksi. Kaip ten pasakė berods Nyčė, kad žmogus peršoko tobulėjimo laiptelius ir po to nei vienas laiptelis jam neatleido už tai.